Sveiki, aš esu Krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum projektų vadovė Asta Stašaitytė. Man didelis džiaugsmas, garbė, didelė atsakomybė priimti šį pasitikėjimą. Fondas Donum remia organizacijas, sąjungas, asmeninės iniciatyvas, kurių veikla atitinka fondo tikslus - krikščioniškų vertybių apsaugą, puoselėjimą bei pilietinės visuomenės stiprinimą. Man nuoširdžiai labai imponuoja tai, kad fondas nėra orientuotas vien į giliai tikinti krikščionį. Jis kiekvienam atsakingam, sąmoningam, pilietiškam. Per trumpą fondo gyvavimo laikotarpį nuveikta įspūdingai daug. Jau paremti 2 kilnūs projektai Ukrainoje, jie tebėra remiami. Taip pat jau suteikta parama 2 žiniasklaidos priemonėm Lietuvoje - žurnalui Kelionė ir portalui laikmetis.lt. Suteikta parama dokumentiniam filmui apie dvasinę tėvystę bei paremta Lietuvos šeimų asociacija. Ir dar. Sėkmingai išleista ir padovanota kiekvienai Lietuvos bibliotekai sesers Nijolės Sadūnaitės knyga. Beje, jos ištraukos netrukus atsidurs ir Lietuvos moksleivių vadovėliuose. O dabar pakeliui dar viena knyga apie dar vieną šviesuolį, laisvės gynėją Petrą Plumpą. Taigi turime planų, turime ir svajonių. Mums labai reikia jūsų palaikymo, jūsų paramos, jūsų savanoriavimo. Sužinokite apie mus daugiau www.fondasdonum.lt.